Šiandien žiūriu, su nauja mašina atvažiavote. Girdėjau, su senaja pakliuvote į eismo įvykį. Principe taip. Buvo. Bet tai čia įvykis labiau tam kitam, o ne man. Tai kas nutiko? Aš galiu pasakyti, kas nutiko. Nutiko, kad pilni Lietuvos keliai yra debilų. Lietuvis varguolis turi tokią keistą savybę. Darbe tai sėdi ramus, toks galva panarinės, visas vargšas, pasiruošęs ranką bučiuot, sako, prašau, direktoriau, pakelkit atlyginimą, ten 5 litais neišsimoku už šildymą, už elektrą, už nieką. Paskui toks Vatsuskis išeina iš darbo, sėda už vairo ir prasideda. Ir prasideda visokie lakstymai, važiavimai baisus ir tų saulučių paišymai. Tragedija. Grįžkim prie avarijos. Tai koks nors kelių erelis jūs įvažiavo? Ne, principe ne, aš įvažiavau jį, bet kaltas tai jisai. O kaip taip gali būti? Nu ką, nepasitraukė iš kelio. Ten kažkoja sena Mazda. Yra tokia kažkoja? Yra. Nu tai va tokia, vos užkliudžiau, o ten visa subirėjo. Kaip suprast, nepasitraukė iš kelio? Tai ką man čia pradėti dabar kelių eismo taisyklės aiškinti, ar ką? Aš važiavau su Hameriu, o ta sena Mazda nepasitraukė man iš kelio. Aš su Hameriu, o jis su Mazda. Tai kieno pirmenybė? Nu kas čia neaišku? Tai žiūrint kur, sankryžoj žiede, dar svarbu, ką šviesoforas rodo. Koks skirtumas? Tu su kelių eismo taisyklėm iš vis susipažinęs ar ne? Neatrodo. Pirma taisyklė. Kas didesnis, tą ir turi visi praleisti. Visokios ten Astos, Askonos, Astros ir kitos tokios kelio blusos turi praleisti absoliučiai viską. Tada eina džipai ir jų parodijos. Visokie kekšai, ar kaip ten kažkokie tokie. Ir vat aš su savo Hameriu jau turiu praleisti tik tai vienintelį dalyką. Tai sunkiasvorio technika. Kokias nors fūras su 2 priekabom. Ir panašiai. O kaip troleibusai? Hameriai su troleibusais yra lygiaverčiai. Bet jeigu važiuoju su Bentliu, kaip šiandien aš, tai tada ir fūros turi mane praleisti. Kodėl? Kaip kodėl? Tu čiagi Bentlis. Čia kaip su mėlynais švyturėliais. Tik kad geriau. Kaip jūs vairavimo egzaminą išlaikėt? Paprastai. Čia buvo mano pirmas gyvenime kyšius, bei vienas mažesnių. Ai, nu tai žodžiu. Tai kai jau aš sumaitojau tą Mazdą, tai išlipo iš ten toks studenčiukas. Pradėjo skečiriotis, ajajai, rėk čia. Sako, jūs neparodėt posūkio. Nu, nenormalus kažkoks. O rodėt? Niekad nerodo. Nu kodėl aš turiu rodyti? Kodėl kažkas turi žinot, kur aš važiuoju? Čia gal paslaptis yra. Žodžiu, nepertraukinėk. Nu tai va, tai tas studentukas išlipo, sako, va čia pradėkim, pildykim deklaraciją, kažkoje ten popieriuką numetė, tą eismo įvykių, kaip tai vadinasi. Nu tai ten rašyti visokių dalykėlių, mašinas paišyti kažkokios, nu, žodžiu, vaikų darželis, nesąmonė kažkokia. Nu tai aš ten tikrai negaišau, grinais atidaviau jam, tai tas visas laimingas įsišiepęs nubėgo, turbūt tokios pačios šudinos Mazdos pirkti. Kodėl mokėjote, jei nesijaučiat kaltas? Ai, tingėjau aiškintis ten, dėrėtis, ten kalbėti su juo. Ir dar sysiu labai norėjau.